Taigi smagu iš tikrųjų matyti tokį būrį, seniai matytų žmonių, draugų. Ir tikiuosi, kad čia jūs jau ne pirmą kartą, taip gruodžio pabaigoje susirinkate į Kėdainis, kaip ir tradicija. Labai smagu matyti, kad mes šiandien galėjom prisijungti ir būti jūsų tarpe. Tai iš tikrųjų, baigiantis metams, mes ką darom? Skaičiuojam Dievo palaimas turbūt, ne? Kiek Dievas palaimino per praėjusius metus. Iš tikrųjų, metas yra kiek 365 dienos, gana nemažai. Gali daug ką nuveikti, ne? Bet kada praeina metai, pabaigių metai, peržvelgia atgal, atrodo, tiek daug dienų buvo tik taip kaip keletas dienų, ar ne taip? Metai bėga greitai. Atrodo, tik taip praeitais metus mes paleidėjome jau ir 25-osios lydėme į pabaigą. Tai iš tikrųjų tikiuosi, kad per tuos metus, nežiūrint to greito laiko, liko mūsų gyvenime, mūsų mintyse daug atsiminimų, daug svarbių dalykų patirtų per šios metus. Vieniem tai buvo galbūt iš tikrųjų kažkoks tai buvo svarbus atsakymas į maldą. Ir jūs prisiminsite ilgai, 25 metais meldžiausi ir tai įvyko, kaip Arūnas pasakoja šiandien. Tai kažkas galbūt atsiminsite svarbų dalyką, tai kelionės kažkokias, tai buvo įsimintinos ir svarbios ir įdomios. Kitam galbūt tai buvo vestuvės, jo, tai buvo iš tikrųjų. Ir Kėdainių bendruomenė irgi taip pat turbūt džiaugiasi, kad ir įsiminsim tos 25 metus, kad į bendruomenę atėjo dar viena nauja šeima. Nors jau nariai nenauji, bet nauja šeima šiais metais gyvena, tuo mes džiaugiamės kartu visi. Ir taip pat džiaugiamės ir Marijum, kuris irgi šiais metais atėjo pas mus ir mūsų tarpe tai papilnėjo mūsų bažnyčią. Tai džiaugiamės tais dalykais. Ir kiekvienas turbūt turime už ką dėkoti Dievui, džiaugtis įvairiais dalykais, ką Dievas darė mūsų gyvenime, ne, per šitos metus. Ir iš tikrųjų dėkojam Dievui turbūt ir už tai, kad Jisai diena iš dienos, Jisai globojo mus, Jis vedė mus, Jis mokė, Jis daug kartų atleido, Jis stiprino, Jis padėjo mums ir daug dalykų darė mūsų gyvenime. Tai iš tikrųjų yra naudinga sustoti kažkada tai ir peržvelgus tai padėkoti už visas palaimas, kad Dievas suteikė, dovano mūsų gyvenime, nes tai ne tik tai viešpačių šlovė, bet ir mūsų pastiprinimas, ne? Nes tada matome tokiu būdu, kaip Dievas buvo mūsų gyvenime, kaip Jis veikia, ką Jisai padarė. Tikrai tą jo artumą, tą jo meilę galim tikrai džiaugtis ir jam dėkoti, kad Jis yra nuostabus. Tačiau keičiantis metams yra pravartu taip pat ir pamastyti, o kurgi mes esame dabar ir kur mes judame toliau. Laikas nestoja, jis eina į priekį, bet labai svarbu matyti, kur Dievas veda mus, ar ne? Ir šiandien būtent noriu pasidalinti tomis eilutėmis, kurias Vilma jau perskaitė iš laiško Romiečiams. Jeigu kas turite Biblijas, atsiverskite patys prieš savo akis. Ir 13 skyriaus 11 eilutėje apaštalas Paulius, rašydamas laišką bendruomeniai, kurioje nebuvo, bet kurią jis norėjo pamatyti, kurie jie svajojo aplankyti. Jo buvo didelis troškimas, nes tai Romos bendruomenė pačioje Romos imperijos širdį. Aišku, jisai nuvyko į Romą, ne, bet kaip kalinys, bet jisai troško būti kaip misionierius. Ir štai 13 skyrių 11 eilutė sako, supraskite, koks dabar yra laikas. Išmušė valanda jums pabūsti iš miego, dabar išganimas mums arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Ar laikas yra svarbus mums, mūsų gyvenime? Iš tikrųjų, kiekvienas turime, kas laikrodį ant sienos, kas ant rankos, kas telefone, ne? Laikrodis yra svarbus mums kiekvieną dieną, kad mes žinotume, kiek dabar yra valandų, ką aš turiu dabar nuveikti, tokiu ir tokiu laiku, kad suspėčiau ir spėčiau tai padaryti. Ir mes nuolat žvilgčiame į tą laiką, kad suspėtume atlikti visus savo darbus, savo reikalus. Todėl laikas, aš manau, kad yra tikrai svarbus mūsų gyvenime, kad mes jį išnaudotume gerai. Kiek laiko liko
mums šitą žemę dar gyventi, žino tik tai pats viešpats Dievas, ne? Nė vienas mes to negalim pasakyti. Bet kol kvėpuojame, kol dar skubame gyventi ir patirti vis naujus ir malonius įspūdžius, dalykus, atlikti nuostabius kažkokius darbus, kažką tai prasmingo dar palikti šiame gyvenime mes norime. Ir skubame ir tai darome turbūt ne tik tai dėl atlyginimo. Tačiau apaštalas Paulius laiške romiečiams, jo žodžiuose galime girdėti mūsų dangiško tėvo kvietimą. Tie žodžiai, kurie apaštalas Paulius rašo bendruomeniai, tapo Naujojo testamento dalimi. Tai mes suprantame, kad tai yra Dievo žodis. Ne? Jisai vedė jį ir viešpats kalbėjo Pauliaus lūpomis. Ir jisai sako, supraskit, koks dabar yra laikas. Yra labai svarbu sustoti ir permastyti, koks laikas dabar yra, kuriame aš gyvenu. Kodėl svarbu būtent suvokti būtent tą laiką, kaip apaštalas Paulius sako. Iš Švento rašto žinome, kad Dievas turi išgelbėjimo planą mūsų planetai. Štai kodėl mes nuolat prisiminam būtent tą nuostabų įvykį, kaip šiandien giesmė giedojame, ne? Tu atėjai iš dangaus, palikęs visą šlovę, visą garbę. Viešpats, sveiki. Viešpats atėjo gelbėti mūsų, ne? Kaip šitoje istorijoje, kai Rimantas irgi pasakoja, ne? Kaip tai yra svarbu. Ne? Ir be jo ateimo mes nebūtume turėję šiandien galimybę šiandien susirinkti, šlovinti, džiaugtis viltimi dėl išgelbėjimo. Todėl yra labai svarbu tiesiog dėkoti viešpačiui už tai, kad jis ne tik tai pirko Golgotą, bet pirmiausia, kad jis atėjo į šitą žemę, palikė savo šlovę, atėjo tam, kad pasimtų mus į savo karalystę, kad sugrąžintų mūsų žemę į tą rojų, kuris buvo pačioj pradžioje. Matome aplinkui šiandien karus, nesibaigiančius bandymus išspręsti šitos konfliktus ir vis nesisekiančius tai padaryti. Matome sergančius ir patys susirgam. Egzistuoja įvairūs blogas, sukčiai vis apgaudinėja žmonės, kitokie dalykai vyksta gyvenime ir mes sakome, kada visą tai pasibaigs. Kada visą tai pasibaigs. Mes norim geresnį gyvenimą. Mes norime gyvenimą, kurie nėra lygų, ne? Kur nėra baimės, kur nėra iš tikrųjų jokių pavojų, kur visi iš tikrųjų draugiškai, kaip šiandien susirinkę, galėtume susirinkti visą žmoniją ir džiaugtis. Tai, kad esame jo kūriniai, kad jis yra mūsų kūrėjas ir duoda mums galimybę gyventi. Bet dėja, šiandien mes susidurime su tokia realybė, kurios nenorim, bet dėja jos negali atmesti. Todėl šiandien džiaugiamės būtent tą viltimi, ką viešpats yra numatęs mūsų planetai. Kad tai, kas vyksta dabar, laiko klausimas. Ne? Kiek dar ilgai tai truks? Ateis laikas, kada viešpats sakys viskas, dabar gyvenimas. Persuksim laikrodį iš naujo. Ir pradėsim istoriją šitos žemės naujai. Ir tokia istorija, kuri nebeturės pabaigos. Tai nuostabi istorija, už ką mes galėsime kasmet. Ne tik kasmet, kas savaitę, kasdieną šlovinti ir garbinti viešpatį. Taigi gera žinoti tai, kad Dievas turi planą. Ir kad jis davė mums raštą, iš kurio mes galime sužinoti, koks tas planas yra mūsų gyvenime numatytas. Ir labai svarbu, kad iš tikrųjų mes savo gyvenimo kelius suderintume su tuo planu. Nes Dievo planas yra numatytas ir jisai negali būti pakeistas. Jo niekas negali pakeisti ir sutrukdyti. Belieka tik tai iš mūsų pusės, kad mes galėtume gyventi pagal Dievo planą, suderinti tos kelius, suderinti savo planus, kad eitume koja kojan su viešpaties numatytu planu. Tad koksgi dabar laikas? Apaštalas Paulius sako, paaiškina, laikas pabūsti iš miego. Laikas pabūsti iš miego.
nes išganimas yra arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Prisimenu savo įtikėjimo pradžią, kada tik tai įtikėjęs, aš dirbau Panevėžy ir savaitgaliais važiuodavau pas tėvus. Autobusas būdavo tik tai vienas, labai anksti, 6:30 ar 6:30, 6:30 atrodo. Ir aš prisimenu iš vakar, prisisukau laikrodį, kad laiku atsikelčiau, spėčiau paskaityti, pasimelsti ir dar nuveiti iki stoties ir važiuoti autobusą. Ir ryte prabundu, žvilgti į laikrodį, 7:30. Siaubas, galvoju, pramėgau, žiūriu, laikrodis neskambėjo. Ką dabar daryti, išvažiuoti nėra ir širdis dreba, ar taip turėjau išvažiuoti. Ir galvoju, tiesiog nežinau, ką daryti, bet Dieve pasimeldžiu, sakau, Viešpatie, ką dabar daryti? Aš einu, gelbėk, padėk kažkaip tai man parvažiuoti namo. Apsirengiau ir nuėjau įstoti. Ir ateina jau žiūriu, autobusai nėra, žmonių nėra, jau supratau, kad viskas. Baigtas autobusas, išvažiavęs, sėdžiu autobusų stoty ir laukiu, ir nežinau, ko ir galvoju, Viešpatie, man reikėjo išvažiuoti, ką dabar daryti, negalėjau išvažiuoti. Besėdžiam po keletą minučių pranešimas autobusų stoty, autobusas dėl sugėdimo šiandien vėluoja ir atvažiuoja dabar. Ir aš galvoju, siaubas, sakyk netikiu, galvoju, ar iš tikrųjų taip yra. Ir išeina, iš tikrųjų atvažiavo tas autobusas, kuris vežė į kaimą. Ir dar pasirodo ar vienas ar du žmonės, kur dar laukia daug, kiti visi jau buvo įsiskirstę, jau nebetikėjau, kad atvažiuos tas autobusas, nes dispečeriai nežinojo, ar iš tikrųjų pavyks sutaisyti tą autobusą. Ir galvoju, Dievas, tu padarai stebuklą. Ir autobusas taip važiavo greitai, nes stotelėje jau žmonės įvairiuose kaimuose nebelaukia niekur. Žmonės jau galvoja, autobusas pravažiavo, nieko nebėra, jisai važiavo be sustojimo ir taip greitai nuvežė. Ir galvoju, Dievas padarė stebuklą. Tai buvo mano tikėjimo pradžioje tikrai sustiprinimas tikėjimo, nes pamačiau, kad iš tikrųjų Dievas rūpinasi, Dievas globoja ir Dievas atsako. Bet ar galime tikėtis, kad kiekvieną kartą tai nutiks, jeigu pramiegosi, ar ne? Todėl labai svarbu, kad iš tikrųjų mes laiku pabūstame. Nes kur keliaujame, mes visada stengiamės prisisukti laikrodį, kad nepramiegotume, ne? Nes iš tikrųjų, kad visus suspėtume laiku nuvykti ir atvykti. Todėl ir apaštalas Paulius sako, supraskit, koks dabar yra laikas. Laikas yra prabūsti iš miego, iš dvasinio miego. Ir būtent jis tai rašo Romos bendruomeniai, krikščionėms, kurie jau ne vieni metai buvo bažnyčios nariai. Ir klausimas, ar lengva užsnūsti būtent krikščionių? Turbūt gana greitai, ne? Kada viskas gerai sekasi, kada viskas ramu, kada iš tikrųjų nėra kažkokių stresinių situacijų, pavojų ir dar kažką, labai lengva greitai imti užsnūsti. Ir mes matom, kada Laudikijų bažnyčios skaitome šitą aprašymą ir sako, visko patenkintas, nieko netrūkstų. Va tokia būsena paskutinės bažnyčios kartos, ne? Ir todėl apaštalas Paulius, suvokdamas mūsų nuodėmingą prigimtį, kad jinai linkus greitai užsnūsti, užmygti, ne? Jisai būdina ir žadino, laikas keltis jau, nemiegok, ne? Kodėl? Nesupras, koks dabar laikas yra. Laikas išganimą yra arčiau negu tuomet, kai tikėjome. Tada, kada įtikėjome, mes džiaugiamės išgelbėjimu, kad pažinom Viešpatį, kad jisai atnešė tą išgelbėjimo žinią į mūsų gyvenimą. Ir mes su džiaugsmu priėmėm ir sakėm, taip Viešpatį, aš noriu būti su tavimi. Ir mes iš tikrųjų tokia buvo didžiulio džiaugsmo prisipildė, kad norėjome eiti ir visiems skelbti ir kalbėti, ne? Tai, ką sužinau, tai, ką patyriau savo gyvenime. Bet šiandien praeis tiek metų, kažkam tai 30, kažkam 20, kažkam 10 ar mažiau. Ar mes arčiau išganimo negu tada, kai tikėjome? Ar ne arčiau? Be abejo arčiau. Ir atrodo, kad kuo arčiau turėtų būti daugiau entuzijazmo, daugiau užsidegimų, daugiau ugnies, daugiau uolumo, norėjimo dalintis, bet kažkodėl atsitinka atvirkščiai. Kuo arčiau išganimo, tai labiau snūdas ima. Todėl apaštalas Paulius, tai yra Viešpats per jį ir žena, pabūskite, supraskite, kokiu laiku dabar mes gyvename. Taigi, Paulius nukreipia mūsų žvilgsnį į Golgotą, kur Jėzus aukojosi ant kryžiaus. Iš tikrųjų, kada mes kalbam apie išganimą,
Šventas raštas mums atskleidžia, kad išganimas turi, galima sakyti, apima 3 laikus - praeitį, dabartį ir ateitį. Praeitis mums nukreipia mūsų žvilgsnį Golgotą. Mes prisimenam šiandien jau 2000 metų, ne? tą įvykį, tą svarbų įvykį viešpaties atėjimo į mūsų žemę, tapimo tokių kaip mes, tam, kad galėtų prisimti mūsų kaltes ir užneštis ant kryžiaus. Kada žvelgiame į Golgotą ir suprantam, va čia buvo mūsų išganimas. Jeigu jis nebūtų atėjęs, jeigu jis nebūtų pasiaukojęs, mes šiandien nebūtume čia. Bet mes dėkojam už tai, kad tas išganimas įvyko, viešpaties auka buvo tobula. Ir be mūsų pastangų, dar mums, negimus, ne, o viešpats jau pasiaukojo ir už tai mes nuolat prisimenam tą įvykį ir dėkojam viešpačiui už tai, kas įvyko tada Golgotoje. Laiške Kolosiečiams 2 skyriuje, pasižiūrėkime 14 ir 15 eilutė, štai ką apaštalas Paulius skelbė kokią džiugią žinią. Laiške Kolosiečiams 2 skyrius 14 ir 15 eilutės. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą arba mūsų kaltę ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo blogio angelų kunigaikštystės ir valdžias, viešai jas pažeminamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas. Tai ko mes negalėjome padaryti, mes matome, viešpats galėjo padaryti. Savo mirtimis nuginklavo pačius didžiausius priešininkus, didžiulės armijas šitų priešų. Jis nuginklavo savo auką, vienas. Stojęs prieš tokią didžiulę armiją tamsos angelų, jisai nugalėjo juos vieną savo auką. Ir šiandien mes švenčiame tą pergalę, dėkodami, kada į viešpaties vakarinę susirinkam, mes prisimenam viešpaties pergalę padarytą dėl kiekvieno žmogaus šitoje žemėje. Taigi ir o ką dabar Kristus būtent daro, mes prisiminkime Hebrajams laiško 7 skyrių 25 eilutę. Hebrajams 7 skyrius 25 eilutė. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo, jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Taigi matome, išgelbėjimas nesibaigia tik tai Golgota. Išgelbėjimas tęsiasi ir dabar. Ir viešpats, būdamas prie dangiško tėvo sosto, jo dešinėje, mes matome, šiandien jis atlieka labai svarbų vaidmenį - užtarimo darbą. Užtardamas kiekvieną, kuris eina, sako, prie tėvo per jį, imdamas jo auką ir atgailaudami už savo kaltes, kiekvienas gali šiandien gauti tą apvalymą ir išgelbėjimą ir vėl, ir vėl, ir vėl. Kaip gera žinoti, kaip Dovydas sako, kada kaltis tavo atleistas. Tarsi akmuo nukrinta nuo tavo širdies ir niekas tavęs nekaltina. Ir tu esi ramus ir vėl gali džiaugtis gyvenimą. Tai yra svarbus momentas, kada iš tikrųjų mes suderiname savo širdį su viešpaties troškimais. Išgelbėjimo durys šiandien yra atviros dar visiems žmonėms, nes Kristus dar tarpininkauja dangiškoj šventyklai. Kiek ilgai dar tęsis, mes šito nežinome, bet pranašystės mes matome, žiūrim, matome, kad jos tas laikas labai eina greitai į pabaigą. Ne? Kiekviena diena yra svarbi, kad suspėtume, kas priimti tą išgelbėjimą, kas susiderinti su viešpaties planu, kas dar to nepadarė ir išsaugoti tą tikėjimą iki galo, kurie jau šitą sprendimą esame padarę. O vienas iš būdų, kaip galime išsaugoti šitą Dievo dovaną, tai rūpintis kitų išgelbėjimu. Kada rūpinamės kitų išgelbėjimu, kaip čia matėme šitą istoriją ir matome, nes iš tikrųjų ne tik tai padedam tiems žmonėms, mes padedam patys savo. Nes tada iš tikrųjų mes pamatome tą reikmę, kada susidurim su žmonėm, kiek man pačiam dar reikia tobulėti ir augti, kiek reikia maldos, kiek reikia žodžio,
stiprybės, iš tikrųjų labai yra svarbu ir tiksintis laikas ragina mus būti aktyvesniais. Visai neseniai turbūt matėt irgi ar skaitėte tą įvykį Sidnėjui, kada tėvas su sūnum šitą teroro aktą atliko Sidnėjui, šaudydamas į žydus. Ne? Tai buvo antisemitinis išpuolis. Ir matėt, kaip vienas vyras iš Sirijos, pamatęs šitą įvykį, kas vyksta, jis sako, paliko tą kavinę, šoko jam už nugaros, čiupo tą vyrą, kurį šaudė, ir atėmė tą automatą. Ne? Ir tokiu būdu jis išgelbėjo daugybę žmonių, kurie galėjo būti nušauti per tą akimirką. Ne? Ir mes matome, matydamas ten, kaip jisai pasakojo liudijimą, sako, jis negalėjo delsti. Ir matė, kad jeigu jis dar dels, iš tikrųjų jis gali nušauti dar daugiau žmonių. Tai jisai puolė nerizikuodamas savo gyvybę, kad galėtų išgelbėti tuos kitus žmonės. Ir jam tai pavyko. Ir mes tai matome iš tikrųjų tame galbūt veiksme, galbūt viešpatį Jėzų, kad tiesiog kaip jis atėjo ir gelbėti mūsų, kiekvieną iš mūsų, kad nepražūtų kuo daugiau žmonių, bet būtų visi išgelbėti. Ir iš tikrųjų, tokių istorijų yra ne viena, turbūt, kur mes galime matyti ir apie tos kalnakasius, kurį man tas pasakoja iš 10 metų, bet ir šiais metais Kolumbija irgi buvo užgriuvęs, irgi aukso kasykloje, nežinau kiek ten, apie 23 žmonės atrodo irgi. Ir kažkur tai trūko netoli 2 paras, reikėjo išlaisvinti, išgelbėti juos. Ačiū, nereikėjo tiek ilgai jų gelbėti, bet prisimenu kitą istoriją, 22 metais, galbūt irgi prisimenu, turbūt tai buvo Meksika, aš neatsimenu, irgi šachtai buvo užgriuvę, irgi daugybė ten tų šachtininkų ir atrodė, kad jau sunku juos išgelbėti, nebuvo galimybės kažkaip, bet gelbėtojai bandė ir iki paskutinės dienos, prieš išgelbėjom savaitę laiko, atrodo, tas vyko išgelbėjimas, paskutinė diena, prieš paskutinę, atrodo, jis sako, vilties nebėra, nes galvoja, sako, jeigu mes pragyvenšim tą skylį iki galo, ten užgrius viskas ir jie nebeišsigelbės. Ir aišku, tai irgi buvo daug kas meldėsi ir stebuklingų būdų, kažkokiu būdu paskutinį dieną, kai visi jau nebeturėjo vilties, atsivėrė ta anga ir visi vyrai iš ten buvo iškelti ir išgelbėti. Ne? Taigi tų įvykių yra pasitaiko mūsų gyvenimo, kurį primena viešpaties mūsų pasiaukojimą. Tai, kai jis padarė dėl kiekvieno iš mūsų, kad būtume išgelbėti. Kiek daug žmonių šiandien nesupranta, nežino ir neturi vilties. Gyvena gyvenime, kuris iš tikrųjų kažkada tai pasibaigs. Ir viešpats taip nori, kad kuo daugiau žmonių būtų išgelbėti. Ir mes esame pašaukti tam, kad tą žinią nuneštume jiems, kad jie apie tai sužinotum. Todėl apaštalas Paulius sako, supraskite, koks dabar yra laikas. Laikas rūpintis savo ir kitų išgelbėjimu. Ir tas išganimas bus užbaigtas tada, kai viešpats Kristus sugrįž antrą kartą į mūsų žemę. Paskaitykime Hebrajams 9 skyrius 28 eilutę. Hebrajams 9 skyrių 28 eilutę. Čia apaštalas rašo, taip ir Kristus vieną kartą paaukotas, kad nuimtų visų nuodėmes, antrą kartą pasirodęs ne dėl nuodėmimų, bet jo laukiančiųjų išganimui. Va tada įsipildys būtent tą svajonę, va tada įsipildys tas, kaip sakant, išsibaigs Dievo išgelbėjimo planas, kada Kristus sugrįž ir mes vėl turėsime galimybę sugrįžti į tą nuostabę Dievo karalystę. Apie tai Izaijas garsiai kalba 25 skyriuje, 8-9 eilutėje, sakydamas, jis visiems laikams sunaikins mirtį, viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų. Savo tautos gėdais pašalins ir visur žemėje tai vyks, nes taip kalbėjo viešpats. Ta diena bus sakoma, štai mūsų Dievas, jo mes pasitikėjome ir jis mus išgelbėjo, štai viešpats. Jo mes pasitikėjome, džiaukėmės ir linksminkėmės,
kad jis mus išganė. Laukiame tos dienos, laukiam tos akimirkos, kada visi galėsime vieno choro įtarti tos žodžius, kaip pranašas Izaijas sako. Tad pranašas užtikrina, tikrai tai įvyks, nes tai ne aš kalbėjau, sako, o tai viešpats kalbėjo. Jis davė užtikrintumą, jis davė pažadą ir jo pažadai negali neišsipildyti. Įsigyvendins išgelbėjimo planą iki galo ir įkurs tą nuostabią Dievo karalystę. Bet ar mes būsime? Priklauso nuo to, ar mes išliksime tikėjime iki galo, iki tol, kol jis sugrįš. Ir besipildančios būtent tos Biblijos pranašystės. Šiandien liūdės, kad mes sparčiai artėjame prie šito išganimo dienos, prie viešpaties sugrįžimo. Tad svarbu žinoti, kad būtume pasirengę šiam neišvengiamam įvykiui. Tačiau šiandien, kada mes matome artėjant šitą nuostabų įvykį visuomenė, mes matome vis didėjantį kažkokį abejingumą Dievo žiniai, Dievo tiesai. Žmonės kažkaip tai tampa vis labiau atrodo apatiški. Ir tas apatiškumas, jis daro įtaką ir, aš manau, ir bažnyčiai. Mes tampam irgi tokie apsnudę. Ir iš tikrųjų gyvenimas yra, mes suprantam, šiame žemėje yra laikinas. Bet viešpats nori, kad mes iš tikrųjų turėtume tą gyvenimą, kuris nesibaigia. Todėl dėl jo reikia iš tikrųjų pasirūpinti, kad tikrai mes galėtume jame gyventi. Tad tos, kurie dar girdi viešpatę beldimą, kaip jis Apreiškimų 20 skyriuje sako, 3 skyriuje 20 eilutėje sako, štai išbeldžius, kas išgirs šitą balsą ir įsileis, aš pas tą eisiu ir jame apsigyvensiu. Viešpats ragina šiandien kiekvieną iš mūsų prabūsti, kol dar yra laikas. Ir ką daryti, kad Jėzus ateimas neužkluptų mūsų netikėtai. Kad mes būtume kaip tos 5 mergaitės, kurios turėjo alyvos, o ne kaip tos 5 mergaitės, kurios pritruko alyvos, jo ateimo metu. Štai Romiečiam 13 skyriuje 12 eilutėje apaštalas Paulius sako, naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus ir apsiginkluokime šviesos ginklais. Taigi, jeigu suprantame, koks dabar yra laikas, nusimeskime, sako, tamsos darbus, tarsi purvinus drabužius po darbo, kada mes pareinam, numetam ir apsirengam tada švariais drabužiais. Ir kokius tos drabužius jisai išvardė 13 eilutėje. Kaip dieną elkitės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Čia Paulius išvardė 6 tokias blogybės, kurios buvo vyraujančios būtent Romos imperijos laikais visuomenėje, graikiška visuomenė taip pat. Šitie dalykai, kurie čia išvardyti, apaštalas labai buvo paplitę. Mūsų visuomenė turbūt irgi pasakytume, kad tai irgi turbūt yra, šitie dalykai yra nemažiau paplitę. Ir iš tikrųjų, kada skaičiau galvoju 6, kodėl ne 7? 6 mes žinom, turbūt irgi žmogiškas skaičius, Ir čia tų blogybių yra daugiau, jų ne tik tai 6 turbūt yra visuomenė ir mūsų širdėse, bet tai turbūt apima bendrą žmogišką tą nuodėmingą prigimtį. Tai būtent apaštalas Paulius norėjo turbūt parodyti, kad mes vis dar turim tą nuodėmingą prigimtį, kuri mus veda ne prie viešpatės, bet nuo jo. Ir skatina, kad mes pasiduotume kūno troškimams. Bet Paulius būtent sako, visą tai reikia numesti. Mums galbūt kaip krikščionims šitie patarimai, sakysim, šiandien jau nebeaktualūs, mes šitų dalykų nebedarom, mes jau pakeitėm gyvenimą, einam kitų kelių, bet
Prisiminkime, kad nuodėminga prigimtis vis dar yra. Ir jinai gali pasireikšti kitokią formą, išdidumo, pavydų, galbūt piktumo ar galbūt dar kažkokią blogybę. Ir šitos dalykus mes jaučiame, kad mūsų gyvenime jie kartas nuo karto pasireiškia. Kada įpiltume stiklinę vandens ir ten įdėtume kokiu nors žemę, ne? Ir žiūrėtume stiklinę ir matytume, kad tarsi viskas iki viršaus švaro. Bet sujudintume tą stiklinę, mes matytume, kaip iš apačios sukyla tos drumzlės. Ir tas vanduo tampa nebešvaros. Tai va čia mūsų prigimtis, tol, kol jinai nesujudinta, atrodo, švari viskas normaliai su manimi yra, ne? Bet aplinkybės, kurios išveda iš pusiausvyros, jos parodo, kas iš tikrųjų yra mūsų širdise. O Kristus sako, iš širdies išeina visokios blogybės, kurie sutepa, kurie sutrešia mus. Ir todėl va čia apaštalas Paulius sako, visą tai atmeskite. Ir apsivilkite kitais dvasiniais rūbais. 14 eilutėje apie tai sakoma. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkite jo geidulių. Jo, taigi Paulius sako, geriausia, ką galime padaryti, tai apsivilkti kuo? Viešpačiu Jėzumi Kristumi. Va čia įdomiai, ne, jisai pasako, kad Kristumi galima apsivilkti. Tai reiškia, kad turime priimti jo gyvenimo būdą, gyventi taip, kaip jis gyveno ir naudotis juo kaip pavyzdžių mūsų gyvenimai, kurį turime lygiuotis ir kurį turime žiūrėti. Mes turime turbūt savo spintose įvairių drabužių. Turime išeiginių drabužių vienai progai, kitai progai, ir lauko drabužių, ir vidaus drabužių, įvairių drabužių turime, ne, kad kartais net ir spintos neužsidaro, ne. Bet mums reikia vis naujų, kiekvieną kartą, ne. Tai ir iš tikrųjų, ir va čia apaštalas Paulius sako, mums reikia svarbiausių drabužių, kurie apdengtų mūsų galbūt širdies tą nuogumą, nuodėmės nuodėmumą, tai būtent dvasiniai drabužiai, kuriuos, kaip įsivardė, tai yra pats Jėzus Kristus. Apsivilkite juo. Ir Galatams laiške prisimena, Kristus sako, kas krikšto metu priima Kristų kaip savo gelbėtą, jis apsirengia juo. Bet Apreiškimų knygoje skaitome, kad tie, kurie buvo apsirengę baltais drabužiais, jie buvo susitepę juos, bet tuo pačiu ir išsiploję avinėlio kraują, ne? Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad mes iš tikrųjų va tos drabužius dėvėtume, nes tik tai su jais gali įeiti į viešpaties karalystę. Su darbo rūbais eini į darbą, su bažnytiniais į bažnyčią, ne? Su kažkokiais vestuviniais į vestuvės, ne? O su tik dvasiniais drabužiais tu gali įeiti į Dievo karalystę. Ir apsivilkti Jėzumi, tai reiškia apsivilkti kuo? Jo šventumu. Apsivilkti jo gerumu, apsivilkti jo nuolankumu, jo tyrumu, jo gailestingumu. Apsirengti taip pat jo ramumu, atlaidumu, teisumu, taip pat uolumu, apsivilkti kantrumu ir ištverme, apsirengti jo džiaugsmu ir galiausiai apsivilkti jo meilę. Štai ką reiškia apsivilkti viešpačiu Jėzumi. Tačiau, kad galėtume apsivilkti juo, kad galėtume jį atspindėti, yra labai svarbu, kad viešpats pats gyventų mūsų širdise. O kad gyventų širdise, mums reikia nuolatinio ir artimo santykio, diena iš dienos su juo. Tik tokiu būdu, palaikydami tą artimą santykį kaip šakelė su vynmedžiu, mes galime būti jame ir jis mumise. Ir tokiu būdu mes galime būti apsivilkę viešpačiu ir atspindėti jo šlovę. Netrukus iš tikrųjų, kaip mes skaitame rašte, nuskambės trimitas, kuris praneš, kad išganymo valanda ateina į pabaigą. Ir viešpats Jėzus netrukus greitai sugrįš. Ir išgelbėjimas yra arčiau negu tada, kada mes pirmą kartą jį priėmėm. Todėl pats laikas šiandien pabūsti, kaip Paulius sako,
ir rengtis tam pačiam svarbiausiam įvykiui gyvenime. Tegu Dievas palaimins kiekvieną iš mūsų tame pasirinkime. O dabar pakviesiu maldai. Atsistokime, padėkojame Viešpačiui. Brangus Dieve, mes dėkojame Tau už tai, kad Tu ne tik tai sukūrei mus, bet taip pat ir išgelbėjai šitos nuodėmės. Atėjai į šitą žemę, palikdamas savo šlovę, savo garbę, tiesiog turėjai žemėje patirti daug kančios ir galiausiai numirti už mus, kad galėtum mus išgelbėti. Dėkojame Tau už tą nuostabų darbą, kurį Tu padarei ir už tai, kad Tu pakeitė kiekvieną iš mūsų arčiau savęs, padėjai suvokti, pažinti ir suprasti, kad tai vienintelis būdas tik tai išsigelbėti iš šitos nuodėmės ir iš nuodėmės pasaulio, tik tai Viešpatie priimant Tave į savo gyvenimą. Dėkojame, kad ir šiandien užtarė mus dangaus šventykloje ir dėkojame tai, kad Tu netrukus greitai ateisi. Todėl kiekvieną iš mūsų šiandien būdami iš savo rašto, pabudink kiekvieną dieną, kad būtume Viešpatie tikrai pasirengę šitam svarbiam įvykiui ir kad būtume užsidegę uolumu, tarnauti ir nešti tą išganimo žinią kitiems žmonėms. Palaimink ir suteik to džiaugsmo vis daugiau ir daugiau Viešpatie tarnaujant ir laukiant Tavęs. Jėzus vardu. Amen.